Taigi, skirvytės receptas šios dienos bus toks, kaip ir jūs įsivaizduojat, Champion Feed Yellow. Patys supranta, kad geriau nebūna. Tai geriau nebūna. Reiškia skiaukas visur, kas liečia Peršės Kauno Marios skirvytę bomba. 2 kilogramus. Tada turim tokią naujieną man pačiam, bet labai įdomus veikimo skiaukas. Priedas labiau Speedo. Reikia Champion Feedo. Mes jo pilsime, manau, gal pusę kilogramo, kad persistengti. Nes jis šiaip aktyvus jaukas, bet skirtas būtent stipriai srovės daliam gyliui. Reiškia aktyvus, bet suveikia po kiek laiko, ne iš karto. O aktyvumas reiškia tai, kad jaukas pradeda tenais judėt, virt, daryti kažkokius veiksmus, sproginėti bišida kažkas tokio. Kvepia taip kaip šokoladas, gan stambi frakcija matau. Įdomus matyti, tai pilu pusę. Nematuojam šį kartą, taip kažkaip labai jau neprofesionaliai galim sakyti, bet gal dar biškai daugiau pilis. Ir viską užstambinsim. Žiauriai stambia frakcija, žiauriai stambia. Karpinis toks jaukas, bet jisai vien dėl to aš įdėsiu, kad labai stambia frakcija. Irgi dėsiu pusę, man daug nereikia, nes stambios frakcijas paduosiu su gyvais. Gyvų labai daug duosiu, sliekų, matiliaus. Žiūrėsim pagal situaciją. Ir kukurūzą karpytą duosiu. Duosiu kukurūzą, bet įplausim. Jį visą aplausim. Prieš karpimą. Karpis dar aplausiu, bišką praskalausiu. Kvepia taip neypatingai. Tokia vanilė gal kažkas tokio. Nesakyčiau, kad labai kažkokia bombinė kvapą turintis. Ir viskas. Visą šitą dalyką sumaišom su vievaltu. Ir viskas. Darysim 4 sutrikinimus, kad labai sunkus būtų, kad net 5 prireiks. Užsaldinsiu viską. Va tokią šokoladinę aromą. Bet darysim paskutinį drėkinimą arba iš vis pasiliksim be tiesiog žvejybos eigoje naudoti. Ar ant širiklos papilt, ar ant kabliuko. Ant masalo. Ir viskas, tai kiti reikalai. Tai maišom, darom, ruošiamės, gaudom ir žiūrim, kas bus. Koks asortimentas ir kokie gražus gyvų masalai. Tiesiai iš inkaro. Matilis. Gyvėsis negali būti kasteris, kaip plauti, neplauti. Pinkos, raudoni, dapinko, dzikai, žodžiu, pasakai viską yra. Jaukas, gražus. Susikarpiam daug labai. Kukurūzą padavinėsim, aplautas. Įsėdim bandom. Atstumas aiškus, 24 metrai. Sėdim gaudom, pagaunam arba nepagaunam, važiuojam namo, pagaunam, nevažiuojam namo. Viskas paprasta, visą gerai. Ką pradedam šėrimą. Sliekai bėga visur. Šėrisim tokiam šėryglom. Sliekiukas vidai. Darysim paprastai labai. 2 šėryklos su slieku, 2 su kasteriu, 2 su kukurūzu. Matiliaus taip atripensim per jauką biškį, padėliosim, kad nebūtų per daug, išmaišysim taip. Net nekrausim, tikrai tiesiog, kad būtų jaukia, kad žuvis turėtų su kuo susipažinti. Ir viskas. Žaisim tai va. Sušersim tokius gal 3-4 ratus ir bandysim gaudyti. Situacija labai įdomi. Kol kas pati pradžia, kiek čia tarp laiko praeina, nežinau, gal 10-20 minučių, tai kolegas traukia kojas ir rešius. Aš kadangi biškį patarmozinau, tai dar tik išėriuosiu. Taigi įsiminkit, nepurtom šėryklom skirvytai, nemune, bet kur yra srovė. Šiaip iš vis nieko geriau nepurtot.
kukurūzas. Man smagu, kad pagaliau galiu žvejot sroviai, pasilgo iš to Nemuno. Čia kaip nulieka tas man. Ko tau reikia, kad mylėt? Pasakyk man, ko tu nori. Noriu karščio. Gyvų kalną turim, cikų tokių, anokių, nuskendut, neskendintus lekų kasterį, viską pilna. Reikia tik kažką pagaut. Žmonių belia kiek, bet per visą grandinę ramu visiškai. Nežinau, gal parodysiu, gal matysis. Bet kiek matom, tiksliau, karščiukų nelabai kas pagauna. Pasigirsim dėl baikės, aišku. Ką šerimas toliau. Netinginiaujam, nors labai tingi, bet reikia netinginiauti. Nu, pasigirt nėra kom. Kol kas smulkmė kimba. Ir tai nelabai greitai. Statėm karšį, bet kimba smulkmė. Kolega vienas, 3 ištraukė, vienas stambesnė, kiti mažiuką tokia. Turėjo dar kibimų. Bet mes čia biškai tokia susispaudę esam, tai sunkiai. Tie patys reikalai visi, tie patys atsumai, tos pačios taktikos, bet skirtumas yra. Gal vieta kažką reiškia. Sunku atsakyti. Bandom toliau šitą liūdną temą. Gal kažkaip pagausim. Žuvytė kimba. Būna didesnių, bet kimba. Nu, žuvytė pradėjo kibti. Ba. Pas mane karšis, pas kolegos karšiai ant to pačio dabar sukibo. Viskas, žodžiu, reiškias, veikia. Nu, nelabai veikia, bet pagaunam biškį. Žuvytė kimba. O, koksai grožis. Bet žuvis? Žuvis. Nu ką, kolektyvas, žvejybą baigiam. Žuvies nebuvo labai daug per visą krantinę, dėl to gan sunku buvo nufilmuoti kažką, bet kibo pagrindė viskas tik ant slieko, 2 sliekiukai, 1 sliekiukas. O paduoti reikėjo kukurūzą, slieką, kastę, taip nebuvo užkausi kabinti, tiesiog krovėm, gyvus ir viskas. Jau ką matėt, sudirbo, taip vidutiniškai sakyčiau, galima ir geriau. Tai situacija tokia. Dabar pasižiūrim, ką pagavom. Žuvytės biškį yra. Karšiukų biškį pagavom. Tai parodysiu biškį jum iš arčiau. Ta žuvytė. O. Gražus karšiukai. Kiekis gal ne pats didžiausias, bet gražius žuvis. Taip kad žvejybą baigiam, žuvį paleidžiam, važiuojam ilsėtis rytoj čempionatas. Bandysim kažką padaryti. Esam kažkur viduriukai, reikia bandyti nenukris žemiau, išlikt. Tai tiek reikalų, viso gero, čia.
Taigi apie mano žvejybą Skirvytėje tiek, o dabar norėčiau pašnekėti apie Lietuvos dugninės meškerės čempionatą ir kaip jis mums praėjo. Pradžiai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, mūsų pagrindinių rėmėjų Inkaro žūklės prekiams. Didelis jam ačiū už viską, už gyvus, už jaukus, tiesiog už visą tą pagalbą, ką jie mums suteikė. Ir prie to pačio labai didelis dėkui žūklės prekiams Pasviliui. Tikrai smagi parduotuvėlė, užsukit, visko pilna tiek sportininkam, tiek mėgėjams. Ir kaip mums sekėsi pats čempionatas, tai tikrai sekėsi sunkiai. Mums nelabai patiko tai, kad mes gavom Skirvytę visus 3 etapus, su to mums sunkiai sekėsi susidoroti. Prie to pačio buvo ir įvairių pykčių, įvairių netikčių. Teko 3 etape žmogų pakeisti, nes lūžo ranka. Buvo tam nepasiruošti, iš tikrųjų buvo sunku. Kažkaip bandėm vartytis po 2 etapo, kaip ir viskas atrodė jau gerai. Kažkaip vis kažką jau atradinėjom, bet 3 etape porą žmogiškų klaidų ir viskas. Ir sezonas buvo nepavykęs, bet mes nenuleisim rankų tikrai, mes ruošiamės kitam sezonui sugrįžti. Su nauja banga, galimai ir žmonių papildymas atsiras, tikėkimės, viskas bus gerai. Bendarbiausim toliau tiek su Inkaru, tiek su Vilium ir grįžtam toliau prie Skirvytės ir mano recepto, ką sugaudė Žilvinas. Tai va, žiūrim, ką ištrauks. Klubiokas, paėmė zoną. Kelio receptai. Receptukas sudirba puikiai. Va, čia kokie gražūs krišiukai. Biškiai aukščiau pakelt. Va, matot kokie ir kiek jų daug. Super. Taigi, 100 kartų turbūt sveikinu jau čempionus visus nugalėtojus, sveikinu tribūnos abi komandas, kurie yra tiesiog žvėris. Taipogi sveikinu Povilą, kuris, neįsivaizduoja kaip, bet jį nugalėti turbūt yra neįmanoma. Taigi sveikinu visus. Viso gero.